Sveiki, šiandien su jumis bus Karolis. Ir bus Tomas. Ir šiandien apžvelgsim Wendy Vape Icon RDA keitiklį. By Mike Vapes. By Mike Vapes. Keitiklį gaunam štai tokioj dėžutėj. Atsiviniojam. Galim šito viso nenuvinėti celofaną. Tu matai kaip išradingai. Na, čia turim keitiklį savo. Prilipo planas šitas reikalas. Turim keitiklį. Štai va. Tada turim dar 280 kandiklius būna. Kenedžio. Šitas va populiariausias dabar reikalas. Tada šitas visas po piergalis su paralonu įsiima. Ir tada dar mus pasitinka instrukcija. Tokia knygutė kaip žurnalas. Priarda tokia. Priarda, tiek skaitalo. Ir tada dar turim va atsarginių tarpinių, raktelį šešiakampį, squonking piną ir turim pliusinių varžtų. Nors šiaip keitiklis eina su šešiakampiais. Ir 50 perėjimą. Ir 50 perėjimą. Keitiklis pats atrodo štai taip. Įsiima kandiklis. Ir tada galim dėti bet kurį iš šitų. 3 skirtingi. Skiriasi jų aukščiai, pločiai. Man asmeniškai man labiausiai šitas patiko. O įsistato. Nusiima pats viršus. Matot, vidus yra išgaubtas. Turim 3 skirtingas skylės orui. Nusiima tada šitas visas. Ir tada mus turi čia pasitikti pulsuotą keitiklio bazę. Pliusas, minusas. Taip. Ir štoje pačioj turim dar, kaip matot, apsaugą hibridiniam modui, kad neužtrumpintų. Nors šiaip pliusinis kontaktas įsikišęs yra taip pakanka. Čia turim dar vat visokios makulatūros dar. Ir kaip matot, atsisuka minusinė bazė taipogi. Tai keitiklį labai patogu išvalyti. Kaip spirales įdėti šiandien nerodysim, tai galit pažiūrėti, kaip atlikti mūsų vlogę. Įdėsim keitikliui vatą. Kaip matot, spiralės čia jau įdėtos. Pasiimam vatos, naudosim cotton bacono šiandien. Pašildyti truputuką. Reikia palaukti visą laiką, kol atauš tinkamai spiralės. Įdedam, kad būtų standžiai. Tada keitikliuose va ta spiraliai turi stovėti standžiai. Ir įdėjus ties čia, taip va, čirkšti. Čirkšti. Ir tada dedam kitą pusę. Čia turbūt negali paprasčiau kaip įsidėti RDA vatą, ne? Jo. Ir tada va, iš kitos pusės irgi taip pat palyginam, kad būtų plius minus tas pats abiejose pusėse. Biškį papurenam. Ir tiesiog va taip pat užlenkdami kišam po spiralę vatą. Vienoj pusėj. Kitoj pusėj. Ir lygiai tą patį padarom čia. Šiaip iš tikrųjų tai nėra taip sudėtinga, kaip kad dabar atrodo, kadangi prieš kamerą tai jūsų atsukus daryti yra ne taip ir patogu. Šiek tiek atbulai viskas gaunasi. Jo, šiaip tai tą vatą sudėti čia yra minutės reikalas. Nu, pabandysit patys, pamatysit, čia tikrai nebus sudėtinga. Įdedam, pažiūrim, kad jokių ūsų, šniūrų čia išlindę nebūtų, kad nepasigautų. Paskui top kepas tos vatos neištrauktų į lauk. Paskui bus arba nuimt sunku top kepą, arba išplėšt gali negražiai. Pataisom, pažiūrim, kad po spiralę būtų tarpas orui praeit. Šitoje vietoj, kad apsipūstų spiralę kuo plačiau. Ir tada galim varvolint skeistuko biškį. Va, štai taip, užpilam gausiai, kad ruoniukas tikras gautųsi. Ruoniukų baronas. Ruoniukų baronas, jo. Va. Kad va ta gerai sudriektų, duodam biškį įsigert.
O, rūksta. Aš dar rekomenduoju šitam keitikliu šiek tiek patepti šonę tarpinės. Ir viskas. Dedam viršų ir garuojam. Taip, tai parodžiau, kaip sudėti vatą. Spiralių nedėjom, kaip minėjom. Šiandien mūsų keitikliuose rankų darbo spiralės, Clapton visokios, štai tai įvairiausios. Karlis naudoja Alienus. O Tomas Stageridus. Aš Stageridus naudoju. Man patinka vadbiškis. Ir dar naudoju Fuse Claptoną, Kaifūnę. Jo. Manau, tokia gal pradžiai parodom, kaip važiuoja Stageridai, ar ne, po pakūrimo Karlis parodys. Pas mane Alienai. Aš tiesą naudoju 80 W. Pas mane Pydisis. Pas mane skonė milijonas. Pas mane tai kokia 1,5. Meluoju. Dabar aš meluoju. Haha, dabar nėra tas. Šiaip daug rimtai savo parodot, kiek pas labai skiriasi tas skonis ar ne? Pastebėk, kiek šiltesnis gavas. Ir pas mane skaniau, bet to driptipas patogesnis. Tai va pliusas, tada čia, viską paminėsim. Paragavom, degustacija atlikta, dabar papasakosim savo įspūdžius tada. Šiaip apie keitiklį gal tada toliau. Jo, papasakojam pliusus minusus keitiklio. Tai pradedam nuo to, kad keitiklis yra labai žemas. Tai čia būtų pirmas jo pliusas. Man patinka, kad jisai nėra didelis. Jisai 24 mm diametro, bet jisai ganėtinai kompaktiškas. Ir neatrodo, kad jis toks yra. Jo, tikrai, va, su Smodus Minikin būdu, kaip jisai dailiai žiūrisi, toks visas. Su kuca irgi labai dailiai judasi dailiai. Auksinė juostelė labai judasi gerai. Ja, būtų vien juodas, tai būtų toksai tiesiog. Jo, tik aš tiesą naudoju Guno kandiklį 80, tai labai dar vienas didelis pliusas šito kaitiklio, ne tik, kad mes gaunam komplektą jau 3 skirtingus kandiklius įvairių pločių, bet ir galim naudoti kitus 80 ir 50 galim naudoti su adapteriu. Tai su kandikliais labai platus pasirinkimas. Kiek fantazija leidžia, tiek galit visko panaudoti. Kitas dalykas, čia nuo manęs pliusas, galima single coil variantą naudoti. Galit susidėti vieną spiralę, atsisukti vieną pusę oro ir kaitiklis nereikalaudamas daug vatų ir šiek tiek mažiau duodamas garo. Ir skonį. Puikiai skonį tada atskleidžia. Ir su vienu coilu skonis labai geras. Man tai nepatinka. man realiai čia yra pliusas, jeigu kada nors atsiversiu. Bet man to single coilo nereikia, aš nenaudoju. Karolis, kad naudos. Bet gerai, kad yra. Nušvietimą tada irgi naudos gal. Nežinau, aš asmeniškai mėgstu labiau vieną spiralę. Šiandien, aišku, naudojau 2. Šiaip šitas keitiklis tiek su 2, tiek su 1 važiuoja puikiai. Skonis, vienas skaniausių dripkių, kokių esu ragavęs. Asmeniškai man. Man taip pat 100% pritariu. Oro daug, jisai švelnus. Tiesa, su viena spiralė jisai šiek tiek švilkia. Aš jums parodysiu gal šitą visą dalyką. Tai, nėra labai erzinančiai, bet jeigu mes atsisukam, kad būtų viena tik tai spiralė, abi skylės atidarytos tik vienoj pusėj. Toks biški... Šiek tiek, bet... Galėtų būti šiek tiek švelnesnis tas garsas, sakykim, bet su 2 coilais oro tas visas... Tai būtent dėl to viso išgaubimo viduje jis toks labai taip švelniai, maloniai traukėsi iš tikrųjų. Toliau kalbant apie pliusus, man labai patinka dekas, kad gali įdėti tiek mažą bildą, tiek didelius coilus, kur praktiškai per visą deką. Jo, nes pliusas stovi vienoje pusėje, minusas kitoje pusėje, tai spiralės gali būti ir plačios, ir siauros, ir vieną gali didžiulę dėti, vieną mažesnį, 2 mažesnės, kaip pas mane dabar įdėtos yra. 2 mažesnis, Karli, gal parodyti. Taip pat 2 mažesnės. Nėra pas tave pačios mažiausios. Matai, tik nėra jie platus. Bet irgi tilpo per vidurį. Štai pas mane matėte ir šačiau, kaip visą tai atrodo, bet šiek tiek mažesnės spiralės. Ir labai universalu, sakykime, kas liečia tokį dalyką. Nereikia spiralių pagal keitiklį ieškoti. Keitiklis suderinamas su praktiškai bet kuo. Tai, sakykime, su šitom visom tikrai galima panaudoti. Galima realiai net tos mažiukus įkišti. Jo, net tos mažiukus galima įkišti skoniui. Grinai skoniniam tokiam su nedaug garo paragaut. Šiaip apie šitus dar plačiau šiek tiek, tai šitus Stageridus aš rekomenduoju, kas mėgstat nedaug vatų, į RTA keitiklius ypač, Amitė pas mane matė atvažiuoja šitas, šiaip RTA keitiklius dažnai dedu šitą, kiuzedukai visokiem Pats tas Kaifūnai, arba visiems kitiem RTA, kurie single coilai arba reikia mažesnį. Jo, tarkim tas pats. Aš galiu parodyti, kaip ir Kaifūnė pas mane atrodo.
Serpent Mini, va irgi labai šitas skaniai važiuoja. Ir Alienai, tai vat vėlgi jau į visokius RDA, RTA didžiulius, kas nori daug garo, daug vatų turit, vat kas nebijot. Ir nori daug skonio. Ir daug skonio, jo. Štai, o kai Fūnė atrodo kleptoniukas, taip, nu, va, tai jau mano šiek tiek pasinešiojus, bet, nu, idealiai tinka. Nieko nereikia nei nuimti jokios atės, nieko. Šalta, skonis. Užtenka nuo 25, aš naudoju iki 28 vatų jį, priklausomai nuo garo šiltumo, kokį nori. Švyto šaltą noriu, šiltesnio naudoju 28. Atsisuki paskui biškį, pečiuką. Tai va, tai kitas dalykas dar tada prie kaitiklio būtų pliusų. Tai man labai patiko plamai jo tarpinės. Labai jos yra standžios. Ir tai yra gerai, nes kai kaitiklis nuo skysčio sudrėksta, jisai vis tiek, nu jisai nekrenta. Bet jos yra ir standžios, bet ne per standžios. Va, dabar šiaip galima, viskas tvarkoj, bet... Bet tai pas mane čia pažiūrėkit, viskas šlapia. Ir šitaip stipriai laikosi. Va. Be problemų. Va. Dar reikia pasistengti, kad nuimčiau tą visą reikalą. Tai yra didžiulis pliusas. Nes mums ir atsisukti kaitiklį yra daug patogiau laikant už šito, nes jis tiesiog ratu nesisuka. Jo, atsukti taip pat laisvai galima. Į kišenį nusimaus, nieko. Tai problema. Oro irgi reguliavimas labai standžiai sukasi. Kandiklis irgi labai patogiai įsistato. Nu, tarpinės tai vertinu aš 11 iš 10. Šiaip visa surinkimo kokybė yra tikrai gera, toliau pliusas, matot, netikės. Kalbant apie, pavyzdžiui, surinkimo kokybę, tiek ir apie pačius varžtus. Vėl tikrai bandžiau prasukti. Nu, nepavyko. Sudėjau koilus, stipriai užveržiau taip, kad jau žiauriai laikytų, net bijau sugadinti, žinai, patį koilą, bet be problemų. Varžtai neprasisuko. Plius komplektai yra dar pliusinių varžtų, tai kas, sakykit, tų šešiakampį nelabai mėgsta, galite susidėti pliusinius varžtus su tarkim, tokiu atsuktuvėliu, tai jums bus labai patogu užveržti ir nereikės ten labai žioplinėti su tai šešiakampiais. Iš pliusų tada, manau, plius minus tiek, prieikim tada prie minusų. Jo, minusų jisai turi, mano nuomonė, tikrai nedaug. Man vienas, kuris mane toks labiausiai erzina, tas pats dekas, nes yra labai didžiulis pliusas, kad jis toks yra, bet yra ir minusas, nes jeigu norim dėti siauresnio diametro koilus, tai reikia dėti į abidvi centrinės skylės ir abu du koilus reikia sukišti tas pačias. Tai va gaunasi šiek tiek nepatogu, nes yra ne skylutė, o yra toksai kaip tiesiog grevelis, į kurį sunku pataikyti vieną kitos gražiai, kad užsiveržtų. Čia daugiau tai yra taikomas siauroms spiralėm, kurios yra plačios, tai jos viskas ok. Jo, su plačiom problema nėra. Niekur nevažinėja, va, tarkim tokius tageredus jau tu turi gaudyti, nes jos iš pločio abi telpa į tą grevelį ir, išstuminėt nori varžtas vieną, kadangi nėra jokio tokio kaip ir uždarimo pilnai, ten tik toks, toks lipas. Jeigu imt dar patį koilą, pavyzdžiui, 2 apijom didesnį, tai tada be problemų kišam vieną čia, kitą čia ir... Jo, tada galim statyti. Iš viso puikiai. Šitaip, o dabar mes taip sustatėme. Tai va taip, čiukšti iš abiejų pusių, oras belia kaip pasireguliuoja. Bet čia toks tiesiog... Pastebėjimas. Šiaip tikrai nėra sunku. Su naujom spiralėm nėra labai sunku. Sakykime, tik tiek, kad iš karto tada, jeigu per vidurį dedam, reiktų atsimatuoti. Ten gaunasi vietoj 2-3 minučių, ten aš vakar gal užtrukau turbūt 5 gal. Jo, bet žinokit, pakurti taip verta, jūs neįsivaizduojat. Šią karalių pas mane prasimušė skonis dabar. Aš praeitą kartą, kaip užtraukiau per vlogą pirmą hitą su šitu kaitikliu, tai žiauriai nustebau, tas skonis po pirmo, žiauriai geras. Nežinau, man tiek su karalios... Su stageredais galiu pastebėti, žinai kas, šiek tiek daugiau saldumo. Ir visas garas, žinai. Bet va, skonis, aš sakau, aš negaliu sustoti jo garinti. Toks, šiaip dribkę, aš tikrai mėgstu dribkės, dažnai būna pasiimi, pagarini, po kiek laiko atsibosta, žinok, šito nepaleidžiu. Dar vakandiklį tokį fainutį gavau, tai, nežinau, neįsivaizduoju savo dienos, bent kartelį šito nepatraukus. Super. Ir dar vienas pliusas, kurį pamiršau paminėti, dėl skysčio pildymo. Nereikia nieko nuiminėti, tiesiog jau kaip įgundi, kiek reikia įlašinti, tiesiog blupt. Va, tiesiog per viršų. Blupt. Žiauriai patogiai. Sakykim, čia jau biški atitaikiusiems akį, kad paskui... Jo, reikia, būti pripratusi prie buteliuko ir prie kaitiklio, būtent kiek vatos susidėjot, kad nebūtų per daug. Nes mes nematom, kaip atrodo vata. Tai, sakykim, kas dar nelabai esat patyrę šitos reikaluose, jūs nežinot, ar jinai yra tikrai visai sausa, biški padauginsi skysčio, tada gali prabėgti. Čia ar da visų toks, sakykim, plius minus minusas.
Bet vat, jeigu jau biški skonį atkirtot, žinot, plius minus, kada jau jisai toks sausesnis, ta vatelė pradžiūvusi, tai per viršų drąsiai galit pilt, atsimatuot, pagal save pramoksit, nu, super. Žiūrėti tiesiog į gustį, tada bus va šitaip. Atveju galit va nusiimti, vatą sušlapinti ir viskas. Arba taip nusimti, arba nusimti tik tais šitą dalį. Jo, arba taip. Aš asmeniškai, jeigu ne per viršų, tai taip nusimti. Jo, tai biški mažiau gal apsitiktoja apačia kaitiklio. Kitas, nu tai va, nes čia matot per vidurį tarpas didžiulis. Čia va, nu, tarp pliuso ir minuso. Apačio irgi, matėt, ta bazė tokia visa išskliautas iš vidaus padarytas tarp tų pliusinių postų. Tai tas skystis ten iš vienos pusės į kitą patenka tiesiant viršaus pilami ir visur labai gražiai pasiskirsto. Ir labai gilus yra kanalas. Tas, nu, ne kanalas, visas dekas. Jo. Sulčių šulinys. Skysčio šulinys. Jo, tai jisai labai gilus. Roniuko baseinas. Roniukus ten gali to ezu. Plaukios, nes labai telpa ten daug skysčio. Retai gan reikia redipinti. Negaliu nustot garinti. Man tai irgi, aš sakau, aš dabar taip šnekur, taip noriu daryti patraukti. Taip, dar tada prie minusų grįžtant, sakykim... Va, apie pakuotę dar norėjau pasakyti. Man asmeniškai, šiaip, nu, vendyviai po šitos pakuotės tokios labai, nu, sakykim, gražios, kas liečia dizainą, tai man labai fainai jos atrodo, tik va šituose popieriukose. Taip sunku ištraukti viską, kad... Jo, ir paskui nuo tas popierius, kai yra priklijuotas ant porolono, lieka šiek tiek to klyjo viso, tų klyjų ant dribkės, va tokia juosta eina ant kandiklių, ne ant visų, bet va dabar naują prasipakavom, lyg nepastebėjau, bet pas mane, pavyzdžiui, buvo ir apačioj buvo toks kaip blynas, galvojau, kad jo nubraižyta, gal kažkas blogai išgraviruota, o ten paskui tiesiog viskas nusivalė, nes tai buvo tiesiog klyjai nuo to popieriaus. Tai šiaip kaitiklius visą laiką reikia išplauti naujus, tai neužmirškit šitą biškį pašveisti. Šiaip dažų kokybė, nežinau, juodas, apačia ta auksinė, auksas nesilupa, juodas nesilupa, aišku, neapsibraižo keičiant spiralės. Turim, bet, sakykim, kol kas tai atsiliepimas iš mano pusės tai didelis pliusas. Aš irgi labai skaitau ir tikrai vienas mano mėgstamiausių RD. Tai šiam kartui turbūt tiek. Šiam kartui tiek. Rekomenduoju išbandyti spiralės būtinai, ypač, jeigu nelabai sekasi skaniai pakurti. Aš tokių gyvenime nemoku susukti, tai man, Jo, 10 balų. Tai čia dabar tie staigerėdai, sakykime, aš vakar įsidėjau naujus, šiandien tik tai sumetėm vatą, tai jom yra, nu, kiek čia, dienas galima taip sakyti, ar ne? Tai dar kokiam porai mėnesių kasdien naudojant galima sakyti drąsiai. Nu, pajausit jau, kada spiralė baiginėjasi, pradės. Kaip išnekėjom blogį, jo. Tai susitvarkom, pakeičiam vatą ir važiuojam toliau. Amžinas reikalas beveik. Tai va, tam kartie, kai tikli, nu, kas mėgsta gerą skonį, daug garo, paprastą visai naudojimą kai tiklio, tai, nu, privalo šitą pabandyti. Mano toks būtų atsiliepimas apie šitą reikalą. Tu, Karoli, ką nors pasakyk, aš noriu. Aš 100% rekomenduoju. Ir noriu irgi patraukti, gal baigiam video, einam dar užgarinsim. Čia debesų lygoje, Facebookas, Instagramas, prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, komentuokit, ką norit pamatyti ateityje. Tam kartui tada tiek, skanaus jums. Patraukiam ir negaunam sausą. Sausas! Apgavau.